babtų žmonės. Tai ačiū Jums už bendruomeniškumą, gražius darbus, už tą bendrystę ir gražios šventės. Ačiū. Bendraukime, švęskime, linksminkimės. Geros Jums dienos ir ačiū Dievuliui, kad atsiuntė gerą orą. Ačiū. Metų žmonės, Lionė ir Paulius Cipliauskai, babtų 2025 metai. Sveikinu visus. Bendra fotografija. Mylim babtus, kovojom, kovosim už juos ir atsiduosim jiem kiek įmanoma. Ačiū dar kartą. Ačiū Jums labai. Žydintis talentas, metų talentas, Kostė Rudinskaitė už baleto pasiekimus ir babtų vardo garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. Atsivėrusios durys į pasaulį, kurios sudaro jai galimybę tiesiog siekti savo svajonės. Be reklamos, bet su didelė širdimi. Apdovanojimą įteiks Babtų bendruomenės centro pirmininkas Laurynas Straukas. Net rankos prakaituoja, žinom, kaip nuo tokios atsakomybės. Obolio širdis metų geradarys. Audroniai Dagilieniai, medicinos darbuotojai, kurie atsakingai ir su meile priima kiekvieną žmogų, atidžiai dirba savo darbą ir rūpinasi bendruomenė. Pagal aplodismentus matom, kad tikrai teisingai paskirta nominacija. Jaučiuosi kaip laimėjus Oskarą šiandien ir labai noriu padėkoti šeimai už kantrybę, kad leidžia man jumis visas pasirūpinti. Kokia palyda. Renginių žiedas, metų indėlis kultūrai, orkestrui Albumys ir vadovui Jonui Girniui. Svarų indėlį ir kultūrą iškovota Grand Prix 25-osiuose Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate. Sakykime, gal anksčiau aš truputėlį noriu pajudėti priekį, gerai?
Labadiena. Iš tiesų smagu savam kaime, kur aš užaugau ir gimiau, turėti tokį eterį, kur susirinko visi baptiškiai ir paskelbti tokią įspūdingą nominaciją. Pirmasis obuolys – metų proveržis Karolinai Plauškieniai už linijinių šokių grupę Judesio studija, už suburtas moteris ir paskatinimą daugiau judėti. Tegul tos moterys juda. Ačiū labai, tikrai labai netikėta, bet aš prižadu nesustoti ir judėti toliau ir kviesti visus Baptų žmonės judėti kartu su manim šokio žingsniu. Ačiū. Na ir iš karto gavus apdovanojimą jų grupė pasirodymas. Bendruomenės centro jubiliejus. Tai mes turime mums stebėti, norėtume būti įsiskirti, turėti savo ženklą. Šitas svetimas vienas kitas antras, bet aš tą pačią labai... Aš pabuo, tatai moku. Apkaišysiu.